bilieto. Keliausime šiandien traukiniais. Lektorius LTG Link pardavimų projektų vadovas Andžejus Keso. O apie ką jis šiandien kalbės? Kaip įsigyti ir patogiai planuoti kelionę traukiniu, ne tik nusipirkti, bet kartais reikia ir grąžinti bilietą, kaip pasinaudoti nuolaidų kuponais, kaip rasti svarbiausią informaciją apie keliones, ką daryti neįgaliam nusipirkus bilietą, ką pažymėti, kokia klase važiuoti. Taigi, Andžejau, viskas, aš jau baigiu, leidžiu tau kalbėti. Kviečiu. Labą dieną visiems. Dar aš irgi pristatysiu, esu Andžejus Keso iš LTG Link, pardavimų projektų vadovas. Man labai malonu, kad seniorų pasaulis domisi šiuolaikiniam technologijom, šiuolaikinėms galimybėmis įsigyti bilietus internetu, galbūt ir biletomatais. Man tikrai yra malonu ir nieko nelaukdamas tęsiu pačią pristatymą. Tačiau prieš pristatant galimybės įsigyti bilietus, norėčiau šiek tiek pristatyti ir apie pačius traukinius. Būtent galbūt kažkam kilo klausimas, kas yra universalus dizainas, kodėl mes būtent šį terminą naudojam. Pati koncepcija yra labai paprasta. Visi traukiniai turi būti pritaikyti visiems, visų poreikių žmonėm, pradedant nuo vyresnio amžiaus, taip pat tėvai su vaikais, moksleiviai, galbūt mokyklos su moksleiviais ir studentais, žmonės su negalia, aišku, keliautojai su bagažu. Taigi viskas, kas yra daroma ir statoma, būtent skirta keleiviam, pritaikoma būtent traukinių universalaus dizainui. Pats dizainas iš tikrųjų pagal duomenis, pagal statistiką, kuo traukiniai yra pritaikyti labiau tai bendruomeniai, to iš tikrųjų visos kelionės yra patogesnės, kaip ir štai minėjau, tiek nuo tėvų su vaikais, senjorai, neįgalieji. Tai turbūt tęsiam jau pačią pagrindą, nuo ko ir pradedam, tai yra nuo ko prasideda visa kelionė. Šiaip iš tikrųjų visą laiką rekomenduojam kelionę planuoti. Aišku, spontaniškos kelionės yra gerai, bet kuo gerai kelionių planavimas, tai yra šiai dienai taikoma bilietų įsigijimui dinaminė kainodara. Taip tariant, kuo anksčiau perkate bilietus, tuo pigiau išeina. Todėl iš tikrųjų planuotis kelionės anksčiau. Tai tikrai rekomenduoju. Na, o kaip įsigyti bilietą traukiniu, tai yra ar keliauti į muziejus, ar koncertus, aplankyti draugus šeimas, o galbūt į gydymo įstaigas ir panašiai. Tai principas labai paprastas, reikia įeiti į internetinį puslapį www.ltglink.lt ir iš esmės atsakyti į keletą klausimų. Tai yra, iš kur keliaujate, tai yra, kokiame mieste esate, į kur keliaujate, į kokį miestą jūs norite vykti, pasirinkti be abejo datą. Grįžimo datą galima rinktis iš karto, galima ir to nedaryti. Jeigu tiksliai nežinote, kada grįžit, tai to daryti tikrai nebūtina. Ir būtinai pasirinkti lengvatą arba bilieto tipą. Kadangi bilietų tipų yra įvairių, nuo suaugusių, šeimų, studentų, moksleivių, neįgaliųjų, senjorų pagal amžių ir taip toliau. Ir be abejo pasirinkus jau lengvatą arba skiltį, kuris norite įsigyti, spaudžiate tiesiog žodį ieškoti. Langelis. Kas liečia lengvatas? Kadangi šiai dienai pristatomės bilietų įsigijimą senjoram, taigi bilietai į 50% nuolaidų bus senjoram, kuriems yra iki 80 metų ir senjorams virš 80 metų 80%. Be abejo, jeigu jau tikrai žinote, kad dažnai keliausite traukiniais, tai tikrai siūlome įsigyti terminuotus bilietus visos savaitės dienos, jie dar yra pigiau, darbo dienomis, pirmyn atgal ir grupės nuolaida, jeigu jau daug senjorų keliauja, tai dar papildomai prisideda nuolaidos. Tai tas pats galbūt su visa draugais, bičiuliais senjorais kažkur keliauti tiesiog.
Taigi grįžtame prie jau to etapo, kai jau pasirinkote jūs maršrutą. Šiame pavyzdyje tai būtų Vilnius Klaipėda. Pasirinkote laikus ir belieka jums pasirinkti tik tai klasę atitinkamą. Kuria klase jūs vyksite? Pirma klase ar antra klase? Be abejo, klasėm taikoma nuolaida išskyrus pirma. Kadangi pirma klase skaitosi jau tokie, sakykime, šiek tiek aukštesnė klasė, tai jau nuolaidos netaikomos niekam šitoje vietoje. Ir jau pasirinkus klasę, tiesiog belieka paspausti mygtuką apmokėti. Kas liečia iki apmokėjimo, yra vadinamas duomenų suvedimo dalis. Kaip tik jūs matysite, kur jūs perkate bilietą, kiek jis kainuoja, kokią jūs nuolaidą gaunate ir kokias papildomas naudas galite turėti. Ne naudas, bet papildomą dalis galite įsigyti. Ar tai būtų, kas tai būtų papildomas paslaugos, tai gal dviračiai, gal kažkokios pagalbos ir, aišku, viešojo transporto bilietą papildomai, kadangi turim jungtinius bilietus, kur galima įsigyti papildomai ir bilietą to miesto, kad nereikėtų vargti. Tai visą tai pasižymėjus, jums reikia paspausti varnelę, kad sutinkate su taisyklėmis, suvesti teisingą, pabrėžiu, teisingą elektroninio pašto adresą, kadangi bilietas yra elektroninis ir bilietukas jau keliauja jūsų elektroninį pašto adresą. Todėl adresas yra labai svarbu. Ir paspaudžiat mygtuką apmokėti. Apmokėjimų tipų yra įvairių, galite pasirinkti tiek kortelę, tiek bankiniu pavedimu. Tai čia šioje vietoje mes rodom pavyzdžių kaip pavedimų banko sistema ir tiesiog pasirinkat banką, kurioje jūsų, sakykime, banko sąskaita ir vėl paspaudžiat apmokėti. Tai va, įsigijom bilietą, bet visko būna ir planai keičiasi ir kelionė tampa nebeaktuali. Tai ką šitoje vietoje galim padaryti, tai arba bilietą keisti, arba bilietą grąžinti. Tad iš esmės pradžia, kaip ir jūs bilieto įsigijimo, lieka ta pati, nuėjot į bilietai ir tvarkaraščiai ir pasirinkat bilieto arba keitimą, arba bilieto grąžinimą. Pasirinkus vieną iš punktų, jūs jau būsite nukreipti į polapį, kur jūs suvesite papildomus duomenis ir bilietas bus grąžintas arba pakeistas. Jei kartais jums kažkas nesigauna, nes visko pasitaiko, visada gali paspausti nuorodą, paslaugos arba informaciją. Mūsų kolegės informacijos centre mielai jums tikrai pagelbės, kaip susigrąžinti bilietą arba jį pakeisti. Darbo dienomis, tiksliau kasdien dirba nuo 7 iki 9, tikrai mielai jums padės, jeigu kartais susidursite su kažkokiais nesklandumais. Taigi, prezentacija nors ir nedidelė, jinai yra labai nukreipta, tiesiogiai ir aiškiai. Tad dar kartą tikrai paraginsiu ir paskatinsiu keliauti traukiniais, paraginsiu jūsų planuoti kelionę iš anksto, kadangi pasikartosiu, pasirinkant kelionės anksčiau laiko, jūs sutaupote. Ir nebijokite įsigyti bilietą anksčiau, nes laiką galite jį grąžinti. Taip, klausimų? O Andžėjau, aš galiu pirmą užduoti klausimą. O tas telefonas konsultacijos, jis mokamas pagal operatorių? Ne, jis yra nemokamas. Nemokamas tas konsultacijų telefonas. Tikrai taip, drąsiai skambinkit, kyla klausimų, neaiškumų, tikrai nevarkit, skambinkit, konsultantės tikrai mielu noru padėsim. O pasakyti, laba diena. Jeigu kažkam kažką tai neišeina, nesigauna, jūs galite drąsiai ateiti į biblioteką, mes visada jums padėsim. Aš turiu klausimą, grąžinant bilietą, kiek prarandama? Jeigu prieš 2 paras, tai 100% grąžinimas. Aha, ačiū. Ačiū. Prašau.
Jeigu prieš 2 paras aš kreipiuosi ir užpildau formą, Andžėjau, Taip, 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 aš atgaunu jums 100%. tikrai taip. Ir Aišku, nereikia tik tai būtinai, nesumeluosiu, atsiprašau, kad pertraukiau, bankinės operacijos, kai kurių bankų yra mokamos tam tikrai centai, tai be abejo mes jau jūsų pagal banko planą jau tą dalį galbūt ir negalėsime ten tų centų kompensuoti. Tai būtų, na visai būna ir 2, ir 3 centai, bet aš nemanau, kad tai yra problema, teisingai. Andžėjau, Taip, reiškia, aš galiu atgauti pinigus ir man nebūtinai reikia keisti į kitą kelionę. nebūtinai jūs galite tiesiog atšaukti kelionę ir jums grąžins pinigus. Kokiu telefonu skambinti? Aš tada, Andžėjau, man padiktuok, parodyk. Ir aš dar Taip, aš parašysiu į grįžnu. komentarus, gerai? Kad va visi gali susirašyti. Aha, +3 7 0 700. Aš dar į komentarus rašau. Gerai. Bet mes skambinam tik tuo met, kai mums kyla klausimų ir kažkas nesigauna. O pirmiausia, mes patys drąsiai bandome pirkti bilietą patys. Arba nueinam į biblioteką, taip, kad mums padėtų. Kaip viena žavi klausytoja pranešė. Taip. Jeigu esate iš didesnių miestų, tai galite ateiti į geležinkelio stotį, ten yra bilietomatai, visą laiką yra konsultantai, padėjėjai geležinkelio, kurių tikrai su mielu noru padės jums įsigyti bilietą. Bet vienaip ar kitaip, keliaujant traukiniais, bilietą įsigysite tikrai labai lengvai. Ar tai internetu, jeigu nesigauna, skambinkite informaciją. Jeigu nesigauna ir telefonu ir informaciją, atvažiuokite į stotį. Viskas tikrai bus gerai. Ačiū labai. Taigi klausimų yra, Andžėjau. Taip, klausau. Dabar čia 2 labai panašus. Kodėl Taip. traukinių judėjimas palyginti yra lėtas? Ir antras klausimas. Čia pati Lydija patikslina. Apie 100 km atstumu traukinys įveikė apie 1,5 valandos, klausia. Andžėjau, kažką pakomentuok, ar čia lėta ar nelėtas lėti pas mus traukiniai? Jeigu žiūrint Europos tendencijas yra tarptautinius, nėra greitai. Tikrai tiesa, tai nėra greiti traukiniai. Jeigu lyginsime Japoniją ir Kiniją, tai turbūt nėra ką kalbėti. Deja, šiai dienai turim tokią infrastruktūrą, tokius kelius, kurie neleidžia važiuoti greičiau. O jeigu mes kalbėsime apie 100 km atstumą, tai per 1,5 valandos gali būti dėl to, kad tiesiog tam maršrute, nes maršrutas nėra nurodytas, yra daug stotelių. Mes turime stabdyti traukinį iki sustojimo, negalim staigiai stabdyti. Tada yra traukinio įsibėgėjimo laikas, stabdymo laikas, tai taip ir įsitęsia. Koks telefono kodas 700 tarifas? Tai jis čia pagal operatorių apmokamas? Žinokit, šio skambučio taip, pagal operatorių, bet šiaip turėtų būti nemokamas. Tiksliau, neturėtų būti, jis yra nemokamas. Andžėjau, o jūs užsiminėt apie neįgalius asmenis. O kaip lydinčių asmenių? Mokamas bilietas, nemokamas? Taip, čia geras klausimas. Šiaip dažnu atveju turėtų būti nemokamas. Jeigu tai yra neregys ir turi, sakykime, vedlys padėti. Jeigu tai yra judėjimo negalia, sakykime, su ratukais, tai jau aišku, jau lydintis asmuo jau bus taikoma mokestis bilieto. Gerai, žiūriu dar. Aš dar norėčiau pasakyti, kad ne kartą teko man pirkti bilietą, taip kaip jūs pasakojate, ir man labai patiko. Ir nežinau, neatkreipiau dėmesį, ar jūs sakėt ar ne apie tokią paslaugą, kad galima pirkti dienos bilietą. Labai patogu, jeigu tu nežinai, kada tau tiksliai tu grįši, tai man šitas labai patiko. Tada gali dienos bilietą nusipirkti ir grįžti tada, kada jums patogu. Tikrai labai patogu, taip.
Ir Labai kiek tek- geras pastebėjimas, tai atsiprašau, ir- taip neparašėm, teisingai. Taip. Ir dar, kiek pamenu, buvo anksčiau tikrai per išeiginės šeimos bilietas irgi buvo 50, man atrodo, procentų pigiau. Dabar Tai nežinau, bet anksčiau tai tikrai buvo. žinokit, šeimos bilietą 50% nuolaida dabar taikoma ištisus metus. Nu jo, va, nu, va, Tai va, prašau. jeigu jūs jau bendrausit su savo šeimomis, kuri, sakykim, vaikai, kurie turi jau arba jų anūkus, tai perkant bilietus tikrai rekomenduoju pažymėti ne suaugę, o tėvai globėjai. Teko vienoj parodoj kalbinti tėvelius ir klausti, kaipgi jie įsigyja šeimos bilietus. Iš tikrųjų, daug kas perka neteisingai, tai laimiai pavyko pristatyti parodoje, kaip teisingai įsigyti būtent šeimos bilietą, pasižymint šeimos bilietą, o ne 2 atskiri vaikai ar 2 suaugę. Tai va, čia galėsite savo šeimos nariam tikrai papasakoti, manau, bus įdomu. Mhm. Ačiū, Oksana, labai. Oksana. Taip pat aš čia dabar dar Andžėjų pasidalinsiu, nes senjorai manęs čia kelis kartus klausė, kad jau nėra pirkti bilietų traukinio, o aš sakau, taip, žinau, Taip. pati bandžiau, nes dabar nuolaidos traukinyje jau visą mėnesį Taip. 50% iki gegužės mėnesio pabaigos. Tikrai Tai ką taip. padarysi? Anksčiau nepasiplanavom ir Taip, tai pristatymo pradžioj pirmas sakinys ir buvo, planuokime kelionės kaip įmanoma anksčiau ir tikrai turėsite galimybę įsigyti bilietus tiek pigiau, tiek netgi iš esmės ir įsigyti bilietus, kas šiai dienai, kaip suprantu, ne visiems ir išeina. Klauskite drąsiai, bandysiu atsakyti visus klausimus, kiek mano kompetencijos leidžia. Oksana, o jūs iš kokio miesto? Kad taip labai malonu. Aš iš Visagino. Ir dažnai man teko, man labai patiko, jeigu jūs mane užkalbinat, tai ir traukinį palydovai irgi labai mandagus visada pasiūlo, jeigu kam reikia atsigerti arba kažką, tai jeigu, kad nepraleisti savo būtent stotelės, tai labai patogu tikrai. Ir šilta, ir gerai. Tik vienas va šitas girdėjau pokalbį prieš tai, kad sunku žmonėm, senjoram lipti į traukinį ir iš traukinio. Nes jūs supratot, kad per aukštas kartais būna peronas. Taip, iš tikrųjų mes šitą situaciją žinom. Deja, traukinių parkas šiandien yra toks, koks yra, mes jį atnaujinam, stengiamės. Sakau, įsigijome jau nemažai traukinių, bet turim juos sertifikuoti Lietuvoje. Kai tik tai šitas procesas bus baigtas, iš karto būtent Ignalinos Visagino kryptimi išleisime jau naujesnius traukinius, kur tikrai bus visiems viso poreikio atstovam viskas bus patenkinta. Tiek ratūkininkam, pavadinkim juos, tai yra judėjimo negalių turintiems ir panašiai. Ačiū, mes visada tobulėjom. Nestovim vietoj, tikrai viskas gerin ir gerin eina. O Ačiū. jūsų pastabą aš perduosiu palydovų komandai, kelionės palydovų komandai, kad atsiliepimai labai gražus, tai tikrai bus pamaloninti. Tikrai man aš visada sakau, kad iki Turmantą, kad nevažiuot, prašau mane, pasakykit Visaginas. Tai visada ateina su malonumu ir pasako. Labai džiaugiuosi. Ačiū. Turime Jurgitos klausimą. Ar su Pola kortelė yra nuolaida, neįgalumas nenustatytas? Taip yra. Tikrai yra. Čia vis tiek Pola kortelės turėtojai, tai yra, kiek pamenu, tai vėžį sergantis. Ir tikrai nuolaidos yra. Tikrai. Aš dabar, Andžėjau, greitai ieškau, tikrai aš irgi, kiek procentų.
Tai kaip susirasti nuolaidas, aš jeigu leisit pasidalinsiu dar Tu gali kartą. net dabar svetainę pasidalinti, taip? Taip, pasidalinsiu Vat svetainę, trumpai ir gyvai, taip. Ir tik mes nežinau, ar patikrinsim. pavyks. Taip, tai pabandykim gerai šiek tiek, tai Uždaryk dabar uždarysiu. prezentaciją jo. Pabandom. Taip, pasižiūrėkim. Tikiuosi matosi ar ne, nelabai? Matosi. Matomės jau. Tai va, Svetainę. bilietai tvarkaraščiai. Taip, laukit, kaip čia man sumažinti šitą. Tai va, nuolaidos. Mes nuėjom į apačią, taip? Taip, tai reiškia, bilietai tvarkaraščiai spaudžiam, nuolaidos ir. Neskubėk, taip? Aha. Taip, neskubėkim. Ir va, galim paspausti tiesiog visos nuolaidos. Visos nuolaidos, taip. Tai palaukit, kažkaip bandau save čia kažkaip. Jo, mes gavosi, matom tave. pagaliau. Dabar jau nematom, taip. Labai gerai. Tai va, visos nuolaidos ir pasižiūrėkim šeimos, nukentėjusi. Pola kortelės turėtum, 80% nuolaidą. Tikrai. Tad drąsiai irgi naršykite internete ltgalink.lt, ten tikrai labai daug yra informacijos, kaip ir štai minėjau, pabandykit patys susirasti, kuo daugiau patys ieškosit, tuo daugiau žinosit, ne iš karto skambinti, bet jeigu nesigauna rasti informacijos, tikrai skambinkite bendru numeriu. O Andžėjau, gal tu gali sugrįžti į pačią pradžią? Mes galime dabar pabandyti nusipirkti bilietą. Tu pradžią labai yra svarbu, nes žmonėms būna kartais neaišku, kaip automatiškai išmeta vieną suaugusi, kaip pasikeisti tenai. Teisingai, gerai. Pabandom. Keliaujame, tarkim, iš kur? Iš Plungės gali Vilnių bandom keliauti, ar kur? Keliaujame iš Plungės į Vilnių? Ar iš Vilnius į Plungę? Pažinom iš Plungės administracijos atstovų. Keliaujam, visur keliaujam. Kur tik galim nukeliauti traukiniais, tai keliaujam, naudojamės tuo. Tai džiaugiuosi, tai pabandom penktadienį, 29 dieną. Gerai. Bandom? Bandom. Gerai, taip, iš. Ir grįžimą. Grįžimą, o gal mes nenorim grįžti? Nu gerai. Pabandom dar be grįžimo, taip. Ir pasirinkam keleivius, kas mes esam. Identifikuokime save prieš perkant bilietą. Tai taip, minusuojam su minus suaugęs, mes senjorai. Aš esu senjorė, 85 metų. Ką aš darau, Andžėjau? Taip, jūs pasirinkate senjoras 80 metų ir vyresnis. Taip. Ir uždam pliusiuką. Viskas. Bilietas O aš keliauju su drauge tiek pat amžiaus. Tai aš? Jūs galite nupirkti draugiai, arba draugiai gali atskirai nupirkti. Kaip jums patogiau. Tai vat, gerai. Tai 2. O galbūt 3 draugės. Gerai. Na, jeigu 3 draugės, jau žiūrėkit, jau ir grupės nuolaida bus taikoma. Bet labai svarbu, čia įsidėmėkit, yra mygtukas grupės bilietas. Tikrai reikėtų jį paspausti, kad prisitaikyti papildomą nuolaidą. Aš tikiuosi prisimins. Apačioj, teisingai. Tai dar kartą mes dar kartą sugrįšim. Pakartosim dar kartą viską. Tai Plungė. Vilnius, data gegužės 29. Pasirenkam, tiksliau, identifikuojam save kaip keleivį. Tai yra, pavyzdžiui, 3 senjorai, 80 metų ir vyresnis. Pavyzdžiui, 3 keliam, iš karto parašyti, kad yra grupės nuolaida ir pasižymim rutuliuką grupės nuolaida, kur yra žemiau. Matot, ne? Pačioj nuėjo Andžėjus. Viskas, pasižymėjom. Kaip ir viskas aišku, keliauja 3 draugės, virš 80 metų, taikoma grupės bilietas ir ieškom. Nes, kaip žinot, gegužę bilietų gal ir nebus, tai pasižiūrėkim, bet pačiam įdomu.
Va, pavažiuok žemiau, nes, kažką rodo. Yra dar bilietų. Yra, taigi, Andžėjau, aš noriu Taip. nuolaidos ir renkuosi pirmą klasę. pirmą klasę nuolaidos šiai dienai. Nėra. Taip, visi atsimenam, kad pirmoji klasėje nuolaidos nėra. Nu kaip, sakykim taip, ne visai. Ji yra ir pasakys taip, iki gegužės paskutinės dienos yra dar, kadangi visiems biletams 50% nuolaida, visiems biletams. Bet kai bus po gegužės, nežinau. Bet jeigu visgi nebus daugiau 50% nuolaida, tai aišku, pirmai klasiai nuolaidos nebesitaikys. Taigi, iš principų galim pasakyti, kad pirmos nuolaidos po gegužės tikrai nebus. Nu, mes turime įsidėmėti, norint gauti nuolaidą, renkamės antrą klasę, nes jau Tikrai gyvenime taip. tiek daug nuolaidų nebus, kaip šiais metais. Tikrai taip. Lietuvos traukiniai pasiūlė. Taip, antrą klasę. Ką mes toliau darome? Andžėjau, Pasirenkam klasę. Na, aišku, mes galim rinktis pirmą klasę, bet šiai dienai mes pasirinksim antrą klasę ir važiuosim greitesniu traukiniu. Taigi, pasirinkom klasę ir einam arba rinktis vietas, arba eiti apmokėjimą. Tai čia kaip jau patogiau, bet gal pabandom rinktis vietas. Dar pamokysiu, už vietas reikia mokėti? Už vietas nereikia mokėti, čia tik lėktuvuose reikia mokėti, taip, traukiniuose nereikia. Taip, einam, pasirinksim vietas. Mesgi, jeigu 3 draugės, tai gal visgi prie stalo bus smagiau pasidėti kartu. Darysim. Taigi, jeigu mes renkamės vietas, mums iš karto išmeta traukinio planą. Šitos vietos, kur nuo 1 iki 15 jis yra pirmos klasės, mes renkamės antrą klasę. Taigi, mums jau iš esmės programa pati parenka vietas, kur mes sėdėsim, bet jeigu mes visgi norim pakeisti sėdėjimo vietas, mes tada jau ieškom, kur yra laisva. Žiūrim, pirmas vagonas prie staliuko, pavyzdžiui, norim visus 3 sėdėti prie stalo ir tokios opcijos nėra. Keliaujame į antrą vagoną. Taigi, antras vagonas, žiūrim, vietų yra. Taigi, 3 draugės pasirenka vietas prie staliuko, jeigu, aišku, nori. Tai tiesiog paprastai pasižymim vieną, antrą, taip, vieną, dabar antrą. Vėl pirmą keleivis jau turi, 58 vieta reikia prisiminti, tada antras keleivis tai būtų 57 vieta. Ir tada renkamės trečiam keleiviui. Irgi turim grįžti prie antro vagono. Čia, jeigu jūs norės draugės kartu sėdėti, aš turiu minį. Ir pasirenkam, nežinau, kad ir 54 vietą. Viskas. 3 draugės keliauja maršrutu Plungė Vilnius, vidurinis vagonas, visos prie stalo. Ir einam į apmokėjimą. Kaip ir minėjau, prieš apmokant daktą jums bus pateiktas jūsų užsakymų sąrašas, yra senjorai iki 80 vyresni, pasitikrinam tikrai taip, kelionės laikas tikrai toks, data tikrai ta, maršrutas tikrai tas. Įsitikinam, kad viskas tvarkoj, tuomet mes, kaip ir prašom elektroninio pašto adresą, paspaudžiam būtinai patvirtinu, kad perskaičiau, sutinku su taisyklėmis ir spaudžiam apmokėti. Čia šį kartą aš parašysiu savo... Parašyk taisyklingai, Andžėjau, parašyk. Savo, tai va. Taigi, kaip ir minėjau, elektroninio pašto adresas tikrai turi būti be klaidų, tad įsidėmėkit. Viskas, parašėt adresą, susipažinot su taisyklėm. Naujienlaiškis. Šiaip, jeigu mėgstat keliauti traukiniais ir įdomu, kas vyksta pas mus geležinkelį, LTG Link, kokiom naujovėm, kokie įdomus pasiūlymai, kur siūlom pakeliauti vieną arba kitą savaitę, tai siūlau ir pažymėti sutinku su naujienlaiškiais. Jeigu visgi jūs nuspręsti, kad jūs patys planuojate ir jums kažkokios papildomos informacijos nereikia, tai galite šito mygtuko
ir nespausti. Ir keliaujam toliau apmokėti. Taigi, ant jūsų ekranų matosi, kokios galimybės yra apmokėti už traukinio bilietus, ar tai banko sąskaita, ar tai banko kortelė. Tai nežinau, kuris būdas yra patogesnis, bet rinkamės mes dažniausiai banko sąskaitą. Ir viskas pasirinkam, daleiskim, C bankas, mokėti. Na, čia aš domenų nesuvedinėsiu, bet principas štai toks, suvedat savo atpažinimo kodus, asmens kodą, spaudžiat mokėti ir bilietas jau jūsų kišenė. Štai taip. Bilietą mes gausim į elektroninį paštą. Taip. Tikrai taip, tikrai taip. O dabar jau viskas seka klausimas iš to, Andžėjau. Taip. O ką daryti, kurie neturi elektroninio pašto? Kur pirkti? Bilietomate tada, Andžėjau? Bilietomate, tai yra netgi du variantai. Bilietomate, tai yra stotyse, arba traukinių stotyse. Taip, traukinių stotyse, arba Perlo terminale. Ai, dar Perlo terminale. Perlo terminale, tai reiškia, gali ateiti į parduotuvę, kuri turi būtent Perlo terminalus ir paprašyti kasininkės, kasininko, kas tai diena dirbs, kad nupirktų jums bilietą iš vienos vietos į kitą. Tik labai svarbu pažymėti, kad stotyse bilietomatai aptarnauja tik tai korteles. Griniai pinigai bilietomatai nepriima. Grynus pinigus. Jeigu visgi jūs perkate bilietus grinaisiais pinigais, tai vienintelė vieta tai yra Perlo terminalai. O galiu aš vėl pasakyti? Taip, gali. Kas neturi elektroninio pašto, galite ateiti į biblioteką, mes padarysim, nes elektroninis paštas tikrai ne vieną kartą prireiks dar naudotis. Nes mes vis dėlto tobulėjom. Ačiū. Teisingas požiūris, jeigu jūs esate čia, šitoj paskaitoj, reiškia, jums tikrai rūpi, kas vyksta ir kojuojančių technologijom, tai yra geras, teisingas požiūris. Sveikintas, tikrai. Andžėjau, pirma klasė, antra klasė, o kas ta trečia klasė? Ar taikomos nuolaidos trečioje klasėje? Klausimas. Tikrai taip. Tai yra mylimiausia studentų klasė, būtent keliaujantis iš Vilniaus į Klaipėdą ir iš Klaipėdos į Vilnių, arba tame ruože, nes ir dėl to, kad trečia klasė yra, sakykime, pati pigiausia bilieto kaina, plus studentai turi dar ir nuolaidas, tai čia jų mylimiausia ir smagiausia klasė. Nes tame, sakykime taip, trečioje klasėje yra iš kupė vagonų sudaryta, yra viename vagone po 9 kupė ir kiekvienam kupė yra po 6 sėdimas vietas. Sakykime, trečia klase keliaujant patogumo galbūt ir komforto nebus tiek daug, bet mes tikrai užtikrinam, kad jūs nupešim ir aptarnavimo lygis tikrai ne ką prastesnis negu antroje klasėje. Ten dirbantis personalas visada padės jums, tikrai pasiūlys įsigyti įvairių gėrimų, užkandžių ir visada skirs jums dėmesio. Tad tikrai rekomenduoju ir išbandyti trečią klasę, kodėlgi ne. Andžėjau, ir yra jums pastebėjimų, kuriuos turite įsinešti iš šitos paskaitos būtinai. Gerai? Taip, gerai, sakykit. Taigi pirmas, Liudmila turbūt klausė, perkant bilietą iki aerouosto labai sunku su lagaminu nusileisti į požeminę perėją ir pasikelti į kitą peroną. Ar negalvojot apie liftą? Vien dėl to keleiviai važiuoja iš kito miesto, pavyzdžiui, Kauno, iki aerouosto autobusu. Aš jums dar persituos. Labai gerai. Aš kaip tik turiu ir atsakymą. Mes Vilniaus geležinkelių stotyje turime liftus. Tikrai taip. Turim tikrai taip. Tai tikrai yra taip. Mielai, jeigu kada sutiksime gyvai, parodyčiau. Jie dažniausiai išdėstyti prie laiptų, šiek tiek
žengus gal porą žingsnių nuo laiptų, kilant į viršų, o kairė pusė yra visada liftai ir galite su lagaminas tikrai arba su vaikais, vežimėlius pasikelti ir tikrai viskas bus gerai. Jeigu nerasit lifto, yra personalas statyti, tikrai palydės parodys. Andžėjau, tai kažkas reiškia su nuorodom negerai. Yra liftai, investavote į liftus, jeigu žmonės neranda, pagalvokit, duokit pastabą kažkam Gerai. atitinkamam. Būtinai, aš dabar jūsų akivaizdu turiu rašiklį ir iš karto pasižymėsiu. Pasnaisiu apsižiūrėsiu dar. Bet šiaip, man taip vadovau, ten nuorodus yra liftai. Bet įsitiksiu, pasižiūrėsiu dar. Pastabą vieną turiu. Taip, sekančią klausau. Perku dienos bilietą, klausė Vita. Taip. Ir nepasirenku vietos, taip kaip rodė tu Andžėjų, kad nepasirenka žmogus vietos. Įlipus į traukinį yra daug laisvų vietų. Kaip man žinoti, kurios vietos užimtos, kad paskiau manęs neišmestų? Geras klausimas. Labai paprastas klausimas. Paprastas? Paprastas, geras. Dienos bilietai parduodami tik į tos traukinius, kuriuose neturi vietų numeracijos. Taigi, iš esmės, įsigijus dienos bilietus galite sėsti, kur jums patogu. Išskyrus pirmą klasę, ten yra vietų numeracija. Būtent maršrutų Vilnius Kaunas. Jei nenusipirkau elektroninio traukinio bilieto, ar galima bilietą įsigyti jau traukinyje? Taip. Vienareikšmiškas atsakymas tikrai taip, galite, tačiau traukinyje yra taikomas mokestis, 2 eurų mokestis. 2 eurų mokestis, taip, prie bilieto kainos. Tikrai taip. Jeigu perkate bilietą traukinį, taikomas 2 eurų mokestis išskyrus tuos atvejus, jeigu stotyje bilietomatas neveikia. Na, iš tos stoties, kurios jūs vykstate. Jeigu aš paimsiu kaip tarpinę stotelę, įsivaizduokim Pabradės geležinkelio stotis. Iš Pabradės vykstame į Vilnių, tačiau Pabradės geležinkelio stoty dėl kažkokių priežasčių bilietomatas neveikia. Be abejo, tuomet jau traukinio personalas netaikys 2 eurų nuolaidos. O mokesčio. Tik bus maršruto bilietas, tai yra Pabradė, Vilnius. Tai aš pakartosiu, kaip galima įsigyti traukinio bilietą. Traukinio bilietą galima įsigyti internetu, taip, ltgalink.lt, Perlo terminale, bilietomatose, traukinio stotyse, o jeigu aš lekiu ir nespėju, tada galiu ir traukinyje įsigyti, su papildomai turėsiu primokėti 2 eurus. Tikrai taip. Gerai pasakiau, gerai. Tikrai taip, teisingai viskas. Ar Audronė, aš dabar taip atidžiai bijau praleisti klausimus? Taip, kažkas paminėjo dabar Taip. Apie kalėdinį papuošimą papasakot. Parašė. Oi. Taip. Kodėl taip gražiai visada padaro kiekvienais metais? Taip, apie kalėdinį naujų metų papuošimą traukiniuose. Turim komandą, turim tokią labai kūrybinę komandą, rinkodaros padarinys, kur kiekvienais metais yra pagrindinis tikslas nustebinti keleivius, papuošiant traukinius. Kalėdinėmis tematikomis. Tai jau 5 metai. Atrodo, eglutė ta pati, žaislai tie patys, spalvos tas pačios, bet vis kažkaip sukuria jos kažkokį visų unikalumą. Tai va, aš tikiuosi atsakymas labai paprastas ir greitas. Aš manau, tai ir pagirimas jums, nes tikrai labai, manau, ta aplinka yra svarbi ir džiuginanti per šventes tarpušvenčių važiuoti tokiu papuoštu traukiniu yra tikrai smagu. Aš būtinai perduosiu. Padėkokit, taip. Būtinai padėkosiu už tai, būtinai. Taip. Nes žinau, kad reikia, nereikia, tai priversti žmonės su šeimynom aplankyti kitus miestus, taip, kad to traukinį pavažiuotų. Tikrai taip.
Jau iškart įlipus į traukinį, tu jau turi šventišką nuotaiką, o to labiau, jeigu dar su vaikais ar su draugais važiuoja. Tai kam tą mašiną važiuoti, kamščiai, dar kažkas, atsisėda ir jau šventė. Tai nuostab. Taip, juolab mes labai rekomenduojam tokį pasidaryti dienos kelionės maršrutą nuo Eglutės iki Eglutės. Aplankyti vieną miestą Eglutės su traukiniu, šventiniu, tai kitos Eglutės ir štai žiūrėkit. Visą šventinė diena. Jurgita rašo, gal nebūtinai reikia pirkti naujus traukinius, daliai žmonių užtektų trapo. Tai yra papildomų laiptelių. Čia kalba apie tai, kai sunku įlipti, kai tas aukštis yra nepatogus. Ar turite tokią galimybę, tą trapus tos turėti? Tai aš nemeluosiu, galimybių šiai dienai, jeigu ir būtų, tai jos jau būtų įgyvendintos. Bet jeigu iki šiandien nėra įgyvendinta, matyti, yra kažkokie, sakykim, saugos reikalavimai, kurios turime atitikti, tai dėl to ir nestatom tų papildomų laiptų peronuose. Tai tiesiog paprašysiu kantrybės, tikrai traukiniai yra nupirkti, kaip minėjau, jau neužilgo pasileisim, jau važiuos į reisus ir traukiniai, kurie dabar važiuoja į Klaipėdą, nauji modernus važiuos jau į Visagino, Ignalinos, Turmonto pusę, tai paprašysiu šiek tiek kantrybės. Tikrai viskas bus smagu. Gerai. Andžėjau, dabar dar rimtas klausimas, pasižymėkit. Žymiuosim. 25 metais buvo nuimtas traukinys Radviliškis Klaipėda per Plungę, klausė Rima Martinkienė. Būdavo labai patogu grįžti iš Plungėje vykstančių tarptautinio Mykolo Ginskio festivalių. Va dabar žinau, kad jis greitai vėl vyks. Ar šis maršrutas bus atnaujintas? Viltingai klausė Rima. Vat negaliu atsakyti, atvirai pasakysiu. Aš šitą klausimą užsirašiau, bet pabandau pasižiūrėti. Taip, Radviliškis. Klaipėda per Plungę. Ir grįždavo iš Plungės. Jo. Ir turbūt čia kalba apie vėlesnį traukinį, ne? Ar iš vis nuimtas? Tai pasižiūrėsim. Čia aš šitą klausimą užsirašiau. Paklausiu kolegų. Bet prieš tai patikrinkim, ar... Taip, Radviliškis Klaipėda. Yra, Plungė. Plungė yra. Galbūt kažkokie kiti maršrutai? Gal paskutinis traukinys? Palaukit, pasižiūrėskim. Paskutinis traukinys. 4 stotelės. Taip, galbūt, va. Ir šitas traukinys yra. Man reikėtų iš tikrųjų patikslinti. Galbūt kažkoks yra numatytas specifinis laikas, kurio, sakykim, tas traukinys ten nestoja, arba gal mažesnis traukinukas. Rima, gal jūs galit patikslinti, kurio traukinio trūksta? Rima Martinkienė nori iš Plungės grįžti. Gal žodžiu galit garsiai? Na gerai, Plungė, Klaipėda ar Plungė Radviliškis? Tai vat, kadangi jau esam čia, tai iškart pasitikrinsim. Radviliškis Klaipėda per Plungę. Radviliškis Klaipėda per Plungę, gerai. Nu taip, Radviliškis Klaipėda per Plungę. Tai reiškia Radviliškis, tada Radviliškis. Plungėje traukinys būdavo apie 7 valandą. Čia apie vakar kalbam, taip? Na gerai, yra vienas traukinys Plungė Radviliškis. Ar atvirkščiai reikia, vat nelabai supratau, bet du variantus pasižiūrėsim. Plungės į Radviliškį. Tai matau 6, 10. Plungė Klaipėda. Plungė Klaipėda. Gerai. 7 vakaro jau šukuoja, reiškia. Andžiau, reikia specialiai paleisti tokį traukinį iš šventės. Kaip jūs paleidžiat į Komikomų? Taip. Plungė Klaipėda 22, 17. Nu, sakyčiau, kaip ir traukinių yra Plungė Klaipėda, negaliu pasakyti, kad nėra. Gerai pasakyti. Andžiau, kitas klausimas. Kodėl traukiniautojų klube perkant dienos bilietą, dienos terminuotą bilietą,
Neskiriami taškai važiuoti atgal. Oi, to nesinaudojau, nežinau. Nu, geras klausimas. Aš užsirašysiu, turiu kaip tik kolegą, kurie to užsiema. Būtinai perduosiu jūsų klausimą. Taip. Traukiniautojai taškai. Mhm. Neskiriami taškai važiuoti atgal. Nesisumuoja taškai. Taškai nesisumuoja važiuoti atgal. Mhm. Taip pat labai manau perskaityti, ponia Dalė rašo, palydovai mandagūs, paslaugus, padėjo išsinešti lagaminą, parodė, kaip išlipti. Ačiū jiems. Vykau iš Vilniaus į Lentvarį. O, labai smagu, aš būtinai perduosiu. Palydovai. Nu. Būtinai perduosiu, būtinai. Šiaip labai smagu girdėti, kad tokie geri silpimai apie aptarnaujantį personalą, taip sakant, labai smagu. Dar yra klausimas. Ta pati. Ar galima tikėtis kada nors ateityje traukimo atstatymo Mažeikiai Klaipėda? Maršrutas Mažeikiai Klaipėda. Ar kažkada atsistatys šitas maršrutas? Nes kaip suprantu, dabar tokio nėra. Dabar neatsakysiu aš jums. Šitą klausimą tikrai. Klausimų užsirašysiu. Mažeikiai Klaipėda. Pirminį tiesiogiai, taip? Taip. Užsirašiau. Nespėliosiu, neturiu atsakymo. Paklausiu kolegų, kad pakomentuotų. Gal dar kol rašo klausimus, aš dabar pasidalinsiu klausimais, savo klausimais iš temos. Uždėsiu ant ekrano QR kodą. Andžiau, tu gali nuimti jau savo puslapį LTG linko ir tada aš pasidalinsiu. Tada labai prašau pasiimti telefonus, įsijungti fotografavimo režimą ir nukreipti į QR kodą. Dabar aš dalinuosi. Va, prašau visų įjungti fotografavimo režimą ir nukreipti, ne fotografuoti, o nukreipti ir jums pasirodys nuoroda ir tą nuorodą paspausti. Atsiprašau, truputį techniniai nesklandumai. Tai viskas gerai, Andžėjau, aš pasidalinau, žmonės mato, Audronė mato, taip? Taip, viskas gerai, matosi. O tu jau išjungiai savo svetainę, Andžėjau, viskas gerai. Taip, gerai. Ar pavyksta? Klausytojų klausiu. Tam pavyko. Tai puiku. Ir tada galim kalbėti toliau. Andžėjau, aš dabar klausimas, kaip mes žmonės informuosim dėl tų klausimų, kur užsirašei. Ar yra jūsų svetainiai dažniausiai užduodami klausimai, pavyzdžiui? Nu, čia klausimą, aišku, jūs prigavot mane, aš negaliu atsakyti, bet mielai galima nueiti pasižiūrėti. Arba mes tada... Nes turiu idėją į jūsų klausimus, jeigu gausime iš jūsų, aš to mes atsakysim jūs ir atsiųsim jums, kuriuos galėsite jau pasidalinti. O aš tada pasidalinsiu su registruotais klausytojais, tada taip. Tada aš pasidalinsiu, elektroniniu paštu įsiųsti. Nes aš abejoju, ar tikrai, tų klausimų iš keleivių būna daug, aš labai abejoju, ar tikrai čia bus tiek daug klausimų, tiek daug atsakymų, būtent į dažniausiai užduodamų klausimų skiltyje. Todėl tikrai rekomenduojam užduoti kiekvienam keliautojui rūpimus klausimus atskirai, kur galima kolegos labiau įsigilinti ir įsivertinti.
Nu va, kas rašo, kad jau užpildė anketą. Dar rašo, kad ačiū, buvo labai labai įdomu. Smagu. Nes jau artėjom prie pabaigos, jau taip. Aš užpildžiau irgi anketą, pažiūrėjau, labai paprasta užpildyti, tai tikrai užpildykite, tikrai nesudėtinga. Tik mygtukus susispaudėsit ir patvirtinti viską. O mes, Audronė, dar patikrinam gerai. Ar yra klausimų? Nu, aš žiūriu, kol kas naujų nematau klausimų. Visus liktai perėjom. O aš dabar, Andžėjau, žiūriu dar į ponę Oksaną, jinai labai nuoširdžiai pasidalino ir patirtimi ir pasiūlė Visagino gyventojams ateiti į biblioteką. Ir mes tikrai, Oksana, su Andžėjum norim įsiųsti kokią nors dovanėlę, pavyzdžiui, traukinių nuolaidų kuponą, jūs tikrai nusipelnėt, tai parašykit man elektroninį paštą, į mano elektroninį paštą ir aš tikrai susitieksiu su jumis. Gerai, Oksana? Ačiū, Gintarė, jūs labai maloni. O atsakymus aš parašiau į jūsų pateiktą šitą, kaip čia kur klausiminė ten parašyta, kam sunku per QR kodą, tai galima labai paprasta atsakyti irgi. Gal ne visi moka naudotis su telefonais ir per QR kodą. Ir projektas ne vienas nėra pamirštas, mokina, kaip naudotis. Ir bibliotekoje jūs mokinate. Visada kviečiu, ateikit, taip. Kiekvienas klausimas bus nagrinėtas, atsakysim, padėsim. Ačiū. Nu, va, ir gaunam daug padėkojimų. Ačiū, buvo naudinga informacija, su rože raudona idėja Sigita. Ačiū, buvo labai įdomu, gavau papildomos informacijos, ačiū. Tai tikrai džiugu, kad jums patiko ir informacija buvo aktuali ir įdomi. Ai, dar yra, ar gyvai kaip anksčiau galima stoti kasoje nusipirkti bilietą? Ne, kasų jau neturim, turim biletomatus ir personalą, kuris padės įsigyti. Žengiame technologiškai į priekį, skaitmenizuojamės, taip. Bet žinau, kad prie biletomatų, jeigu neaišku, ateina personalas pagelbėti. Vilniuje tai mačiau. Taip, ne tik Vilniuje, Klaipėdas, ne tik Vilniuje. Ne. Klaipėda, Šiauliai, Kaunas. Tikrai. Ateis, padės, neaišku, tikrai patars, kaip įsigyti, patars, kokias nuolaidas pasirinkti. Drąsiai klauskite. Klausimas yra. O kodėl anketoje rašoma, kad galima nusipirkti bilietą pašte? Ar galima? Ten klausimas, įsiklausykite klausimą. Kur galima nusipirkti bilietą? ltgalink.lt. Pirmas atsakymas, antras pašte. Ar lektorius minėjo, kad galima nusipirkti pašte? Ne, pašte yra neteisingas atsakymas. Reikia pažymėti, kad ltgalink svetainėje. Nes yra teisingas atsakymas ir neteisingas atsakymas. Ačiū labai, kad pildėt, ačiū, kad buvot. Manau, kad su pavyzdžiais ir gyvais ir tiek daug klausimų ir tikrai artėja geras oras ir vasara. Keliausim, bus daugiau tų bilietų jau birželį, taip, Andžėjau? Taip, tikrai taip. Ir kaip Audronė minėjo, kad ir patogu, ir kompiuterį gali įsitraukti, ir laisviau negu autobusu. Ir žinokit, dar pasakysiu. Ir tualetas labai patogus yra. Tikrai autobuse neturėsite tokio komforto, sustos kažkur pakeliui bėgsite į lauko, o čia yra tualetas vietoj. Patogu sėdėti. Taip, iš tikrųjų, nu tikrai, vyresnio amžiaus žmonėms tai yra tikrai aktuali šitą informaciją, nes yra tualetas, jie yra patogus, jie yra švarūs, jie yra tvarkingi.
Tai tikrai aš autobusą kylinčiau, negražiai čia sakau, galbūt pasirinkčiau tikrai traukinį, jeigu man sakytų, kaip nori važiuoti, aš važiuočiau tik tai traukinį, nes tai yra patogu, ramu, labai geras aptarnavimas, patogu sėdėti, pro langą žiūrėti arba dirbti kompiuteriu. Galima pasikrauti kompiuterį, jeigu įsikrauna ir puikiai kelionė. Dviračiais galima. O dar aš turiu klausimuką, dabar tik atėjo į galvą. Ar bus, o gal jau yra Vilnius Palanga ekspresas su persėdimu į autobusą Kretingoj? Planuojamas. Puiku. O maždaug kada jisai pradės kursuoti? Čia aš jums dabar nepasakysiu. Nenoriu suklaidinti, bet atsakysim šitą klausimą. Ir Gintarė. Teisingai? Gerai. Tai atsakysim tikrai, aš tik dabar užsirašysiu šitą klausimą. Ir čia turbūt jūs šito irgi nežinant. Ar kaip ir būdavo anksčiau tik savaitgaliais, ar gal truputį daugiau dienų pridės? Nes senioram tai kartais pačios patogiausios būna darbo dienos, kada nieks netrukdo. Gerai, aš užsirašysiu šitą klausimą taip pat. Ačiū. Čia tų turbūt maršrutų planavimas, tai čia didelė kompanija žmonių, analizę daro. Tikrai taip, visas didelis skyrius tuo dirba, tai aš tikrai turėsiu pas ką paklausti. Nebus taip, kad aš vaikščiosiu kažkur koridorius ir ieškosiu. Tikrai bus ko paklausti, pasitengsim, kaip man greičiau atsakyti. Gerai, ir dar pridėsiu prie Audronės paminėtų tualetų. Dar priminė ponia Roma, pasakysiu, Daiva, kad ir telefonus labai patogu pasikrauti. Taip. Traukinyje. Ir aš taip pat dar norėčiau paantrinti Audroniai, kiek bendruojam su keleiviais, tai dar vienas privalumas, kad jeigu kelionė ilga, tai galima tiesiog ir pastovėti, pasivaikščioti traukinį. Ką autobuse nelabai žinok. Ir ypač aktualu ilgo kelionė vyresnio amžiaus žmonėms, nes reikia biškį pajudėti, kad kraujotaka pajudėtų. Tai pastovėti, nueiti į kitą lietą arba šiaip pastovėti, pasivaikščioti, yra vietos praeiti, autobusą nepatogu. O traukinys juda paprastai, komfortiškai, ramiai ir ne patogu. Tai labai nepamirškit, kad pajudėti, jeigu važiuojate nuo Vilniaus iki Klaipėdos, truputuką reikia pasimankšti. Vietos yra. Tai ta gaida. Erdvė, mankšta, geras oras, sveikatos visiems. Ir jau gal baigiam, visus paleidžiam į gražų vakarą, taip? Šiandien mūsų buvo, Andžėjau, beveik 200 dalyvių. Ir klausė, ir tavęs atidžiai klausė, ir netkrito. Tai čia, aš skaitau, geras rezultatas, taip? Iš jūsų patirties. Ačiū labai. Aš labai džiaugiuosi. Ir tu turi mums prižadėti, kad Vilniui, ar gal kitose miestuose, kai keliausim su ne vienas nėra pamirštas, tu atvyksi gyvai ir prie kompiuterių parodysi mums, kaip pirkti bilietus. Tikrai taip. Siūlau neapsiriboti ties vienu miestu. Mes galim atvažiuoti į vairius miestus, sutikti toje pačioje stotyje, arba toje pačioje bibliotekoje, arba net nueiti į parduotuvę Perlo terminalo. Tikrai parodysim, papasakosim, pristatysim, nei vieną nepaliksim, nei vieną nepamiršim, kaip įsigyti bilietus, kokius privalumus įsigijant bilietus galite turėti ir taip toliau. Taip. O liausiam klausytojam, kaip Lietuvos geležinkeliai dar ir priziukus duoda, bonus, tai lauksim ir mes paskirsim informaciją, atsiųsim pakvietimus elektroniniu paštu. Tikrai taip, tai iš LTG link viską gausit. Ir iš ne vienas yra pamirštas. Irgi gausit visą informaciją ir tikrai, manau, dažniau susitikinėsim, gal pateiksit ne tik dėl traukinių, gal kažkokių lūkesčių, nuogąstavimų, gal pagirimų sulauksim ir taip pat iš jūsų, kas taip pat bus labai malonu. Tai ačiū labai. Ačiū jums. Taip, ačiū labai, aš sustabdau ir aš.